Lapkričio 3 diena aš esu Terano universiteto pastatų komplekse, arba kaip sakytume, studentų miestelėje. Dabar aplinkui daug studentų, čia pasidariau kopijų nemažai, o štai studentai išlindinėja iš kažkurio departamento, iš studijų savo. Ir nežinau, koks šitas fakultetas, bet dabar esu šitame miestelėje, daugybė pastatų, daug studentų, labai ramu, malonu čia. To mašinų ūžimo, kaip kad yra neįprasta, to motociklų psėjimo ir visų kitų automobilių nematyti, labai faina. Čia netoli ir yra, reiškia, maldos namai, arba nežinau, pažiūrėsiu, ir man išeis dar galbūt viduje. Tai yra mečetė studentams melstis, bet šiaip tai labai didelis miestelis, neblogas parkas, toks jiems padarytas pasivaikščioti. Aš ir stoju dabar prie parko, pabandysiu dar truputėlį pasisukioti, gal kiek tai pasimatys daugiau tas parkas, galėsime. O štai daugybė tujų susodinta, daugybė matosi, o štai tujos, ir matosi paskui tenais fontanėlis, o vaikštinėja studentai, studentės, o tenais durūko, man atrodo, berniukai pasislėpė, reiškia, išdykėliai, naisiu pasakysi jiems negražių daug žodžių ir visą kitą. Šiaip tai labai pakankamai smagu, aišku, dabar lietus, jau 3 diena pliaupia lietus, jau įkyrėjo, aišku, bet ką darysi. Vasara, aišku, čia labai karšta, bet smagu parkuose pasisėdėti ir ramybės būsenoje pastudijuoti ir taip toliau. Šiaip tai labai fainiai.